Nu ką, sveiki visi, tai su jumis vėl Dice Games ir ką pristatau šiandienos video. Tai va, visų pirma pradedam gal nuo to, kad ką aš pakėliau. Tai va, pakėliau truputėlį agility. Tai va, yra 96 ir iki 97620 KXP. Čia yra techniškai daug. Nu, gal pakelsiu per kokią savaitę ir panašiai. Bus matyt. Tai va, su statais tiek, daugiau tikrai nieko nepakėliau. Jau kalbant tema apie statų kelimą, tai pradėjau dar biškį farming runus daryti. Tai, ta prasme, sodinu medžius. Tai 94 farmingas čia pakėliau prieš, man atrodo, 2 ar 3 dienas. Tai kol kas daugiau ir nebepakilo. Tai va, kas toliau. Buvau jau minėjęs, kad tipo žaisim Minecraftą, tai jau vakar žaidžiau su pora žmonių, žaidėm, man atrodo, 4 ar 5, visai linksmai buvo. Taipogi dauguma klausė, ar aš pats pakursiu servą, tai pats pakurt negaliu, nes gal kas nors žinot, gal nežinot, bet pas mane interas yra šūdų krapas, karočią kvadratų pakeltas mėšlo gabalas. Tai žinot, maždaug ant mano interą palošti, tai tas pas kaip nusižudyti. Tai pakūrė vienas bakurėlis per jo kompą, visai fani palošėm kokias geras porą valandų ir po to viskas su TNT sprogdinom. Tai buvo visai įdomu. Tai va, kalbant, sugrįžtant į RuneScape'ą, tai prisijungite prie mano klančiato Dice Games su trejetu gale. Mat, žmonių buvo, man atrodo, šiandien dieną apie 10 gal netgi. Jau kažkoks progresas galų yra, dabar yra 5, tai visi maladėts. Gal kuris nors iš jų botina, nežinau. Svarbiausia sėdi mano klančiatė. Tai vat, taipogi turiu jums šiokią tokią naujieną, kas mėgstat paklausyti geros muzikos, tarkim, kokį hausą klausot ar panašiai, arba elektro, arba šiaip kokią gerą muziką, neskaitant roko, aišku, neskaitant roko, bet tai vienu žodžiu, tai va, tai atidarau savo radiją nuo spalio 1 dienos, bet jau galima klausyti ir nuo šiandien, tai į description įmesiu mūsų puslapį, šiaip vadinasi clubhitfm.lt. Tai kas norit paklausyti, būtinai užsukite, muziką leisim tikrai gerą, tikiuosi. Pats į eterį išeisiu turbūt nuo spalio 1 dienos, gal ir nuo spalio biškai vėliau, gal kokios 5, nežinau, bet oficialus atidarimas bus spalio 1 dieną, tai vat. Kol kas turim gal kokius maždaug 3-4 didžėjus, tai manau eteris bus pilnas. Tai va, tai su radija tiek, taipogi dar viskas norit, dar vis pardavinėjau milus ir membershipus, pinus, taip toliau. Tai man rašote į Skype Aistis 014, nes atsirado kažkoks padirbinėtojas Aistis 041 atrodo. Tai vienas žmogus apsigavo ir 11 milų, tai tą piderestą prarado, tai žinot. Tai būkite atsargus. Jeigu milų norit pirkti ar panašiai, tai Skype Aistis 014. Aišku, Skype įmesiu į description, jeigu ką galėsit pasitikrinti. Kažkas Skype'ą skambint pradėjo. Tai vat. Kas dar toliau? Tai va, po agility jaučiu kelsiu 99 smitingą. Darysiu, aišku, vėl greičiausia būdo, koks tik yra, nes aš viską keliu su greičiausiu būdu, tai kelsiu su adamant bodies jaučiu. Tai pusę kelio yra, man atrodo, nueiti. Jau gal virš pusę kelio. Reikia, set level 99, kiek trūksta 5400 KXP, tai čia baisi. O nuo agility trūksta kažkur 3 milų, čia bus 3. Dėl partį nežinau, parašykit komentaruose, ar apsimoka man tą partį daryti, net nežinau. Maždaug, kaip jau kažkam blogė minėjau, kad vis tiek jeigu partį darys, tai žmonės ateis tik tai dėl to, kad draw partį būtų. Tai dėl to nežinau. Tai va, tai taipogi, jeigu kas nors dar norit Minecraftą palošti, tai man į Skype'ą parašykite, tikrai priimsim prie savo šaikos.
Tai va, tai manau šiam vidui bus tiek, jis ganėtinai trumpas, bet išsamus. Tai va, jeigu reikia Milų, rašot į Skype Isis014, jeigu norit paklausyti geros muzikos, einat į clubhitfm.lt ir šiam kartui bus tiek ir peace!